Taip, dėkoju gerimai ministrai, atsakėte į klausimus, tiksliau laikas baigėsi tam numatytas ir dabar užkalba gerbiamas Vilius Semeška, prašau. Dėkuoju, posėdžio pirmininkė. Pirmiausia, norėjau kreiptis į ministrę ir pasakyti jai ačiū už tai, kas buvo padaryta, jog buvo krizė suvaldyta. O kas nedirba, mėly kolegos, tai žinoma ir neklysta. Svarbiausia nelikti klaidoje, o ją ištaisyti. Ir mūsų demokratinės valstybės instrumentai, kaip Konstitucinis teismas, leidžia tas klaidas atitaisyti, ką ir daro ministrė. Tai ministrė, jums stiprybės, be jokios abejonės, krizė buvo puikiai suvaldyta. Ir tai yra pavyzdys, buvo pavyzdys ne tik tai mūsų kaimynams iš šiaurės ar pietų, bet ir kitoms valstybėms, o klaidą ištaisysime ir toliau rūpinsime savo sienų saugumu. Ačiū, ministrė. Tikrai norėčiau pasikartoti, kad ši Seimo dauguma ir ši vyriausybė yra vis dėlto geriausia, kas galėjo nutikti Lietuvai.